Nu, sveiki, draugai. Sveiki, draugai, patikrinau režimą kameros. Tai va, žinai, esmė yra tokia, kad kažkada įvyko pokytis Saulės sistemoje. Tai buvo ne mūsų planeta, žinai. Tai buvo Saulės sistemoje. Blemba, kaip man patinka toks oras, žinai. Šilta, ruduo, žmonių nėra, lapai nukritę ir šita dangus giedras, nelyja, šilta, ruduo, lapai nukritę, žmonių nėra. Tai va, prieš 10 planetų įvyko esminis lūžis Saulės sistemai. Tai va, žinai, gyveno tokia Diana Mikulėnaitė, apie kurią yra sukurtas filmas Anora. Diana Mikulėnaitė žinoma filme Anora. Jinai gimė prieš 10 planetų, kai prasidėjo samsaros ciklai. Vienas samsaros ciklas yra 5 gyvenimo ratai. Po to yra kaip savaitgalis, bet to savaitgalio nėra. Ir po 5 gyvenimo ratų prasideda kitas samsaros ciklas. Arba tiksliau 5 gyvenimo ciklai yra vienas samsaros ratas, bet kad jūs geriau suprastumėte, aš minėsiu žodį samsaros ciklas ir gyvenimo ratai. Taip gal bus teisingiau. Tai va, gyveno ta Diana Mikulėnaitė prieš 10 planetų. Žinoma, kaip tokia mano buvusio kaimyno dėdės Mindaugo šita kaip jinai dukterėčia Ugnė, tai jinai gyveno ir jinai nusikankino. Po jos mirties jau prasidėjo samsaros ciklai. Tai reiškia, jog baigėsi gyvenimas. Ir tie samsaros ciklai tęsiasi iki pat Rusino planetos, o Rusino planeta pradės gyventi jau po 10 metų. Man liko 9 metai gyvenimo. Yra tokia grupė muzikos UB40. Angliškai jinai tariasi taip. UB40, UB40. Tau bus 40. Tai yra tokia grupė. O yra kita grupė, kuri vadinasi SUM 41. Tai reiškia, jog gyvenimo pabaiga yra 41 metų. Ir aš atsekiau, jog tai buvau aš. Pirmas mano atpažintas dainininkas buvo Justinas Bieberis, kuris gyveno 2018 metais, įsimylėjo savo žmonių saugos dėstytoją ir mirė, nes jis buvo paviešintas. Tai va, Justinas Bieberis. Aš daug kartų nežinau, kas aš būsiu. Aš nežinau, koks mano gyvenimas. Bet kai 2018 metais aš pradėjau rašyti žinutes į netikrą dėstytojos paskyrą, ten nedėstytojos paskyrą, ta moteris yra mirusi prieš daugiau nei 1000 metų. Aš jos nuotraukas esu matęs praeituose gyvenimuose. Aš tos dėstytojos nuotraukas esu matęs praeituose gyvenimuose, ten yra kita moteris, tai yra melas. Ta dėstytoja niekada... Ta moteris yra mirusi prieš 1000 metų ir aš jos nuotraukas mačiau praeituose gyvenimuose. Tai va. Nu žodžiu. Ir kai aš sužinojau, kad kas aš toks būsiu, tai yra, kad aš būsiu tipo dainininkas. Aš pačiu galvojau, kad aš būsiu mergina, kad aš būsiu moteris, galvojau. O po to supratau, kad aš turėčiau būti dainininkas. Ir toks Andrius, su kuriuo gulėjau Vasaros gatvėj, psichiatriniai ligoniniai, toks Andrius pasakė man, sako, tai ką, būsi dainininkas? Bet jis mane žiūrėjo labai piktai, žinai. Nu tai va, prieš 10 planetų gyveno paskutinė Diana Mikulėnaitė, kuri nusikankino ir po jos gimė dainininkas, žinomas kaip Roy Orbison. Tai buvo pirmasis etatinis
mūsų Saulės sistemos dainininkas, bet jis gyveno labai nelaimingą gyvenimą. Ir po jo mirties gimė kitas Darius Mikulėnas, kuris yra žinomas kaip Vasaros gatvės darbuotojas Osvaldas. Jisai buvo darbininkas. Jisai pradėjo gyvenimą nežinau kaip, bet jisai greičiausiai gulėjo Rokišky, o po sugrįžęs iš Rokiškių į savo gimtąjį miestą, turbūt tai buvo Vilniaus miestas, jisai dirbo infrastruktūrinius, jis buvo amatininkas, statybininkas, jis dirbo prie infrastruktūros, jis dirbo kiemsargiu, jisai dirbo suvirintojų, jisai dirbo medžio darbuose, tai va tasai darbininkas ir va tasai va Osvaldas iš Vasaros gatvės. Toks pat žmogus gyvena va toj pusėje, supranti, lygiai, toks pat žmogus gyvena toj pusėje, lygiai. Tik jo vardas yra kitoks. Bet jis yra panašaus amžiaus ir lygiai taip pat atrodo kaip Osvaldas iš Vasaros gatvės, mūsų mūsų darbinių įgūdžių mokytojas. Jis atrodo lygiai taip pat, nors jis yra paprasčiausias žmogus, kuris gyvena mano rajone Krempliuose. Tai yra lygiai toks pat žmogus kaip Osvaldas. Todėl aš ir paklausiu, sakau, gal jūs gyvenat Popieriaus gatvėje, nes Popieriaus gatvėje gyvena lygiai toks pat žmogus. Lygiai ir tokio paties amžiaus. Tai va. Nu, žinai, tada jau gimė tokia kaip Inga, irgi Diana Mikulėnaitė. Jinai buvo kaip mergaitė, žinai. Nu, blemba, čia žmonės vaikšto, blėt. Nuo miesto nutolęs, nuo Santariškių 5 km, čia žmonės vaikšto. Bet aš čia net vidurnaktį galima sutikti žmogų vaikštantį, supranti. O jeigu gyvenčiau žemuose paneriuose, tai ten, ką aš vaikščiau po Savanorių prospektą, mane ten, blėt, pagautų ir užmuštų tam Savanorių prospekte. Čia bent jau gamta, žinai. Tai va, žinai, po to gimė tokia Diana Mikulėnaitė, žinoma kaip Inga, mano pažįstama, su kuria susipažinau dienos stacionare pernai metais, ir jinai atėjo neįgaliųjų bendriją. Ir aš šiais metais jau po ligoninės, po stacionaro, 2 savaitės lankydamas pamačiau slaugytoją, kuri yra lygiai tokia kaip mano Inga, su kuria susipažinau pernai metais. Lygiai tokia kaip ta Inga. Žemutė, tokio paties ūgio, tokių pačių plaukų, tik akys rudos, bet veidas toks pat, tokio paties ūgio, tik atrodo vyresnė ir jos akys rudos. Tai va, trečiasis gyvenimo ciklas buvo kaip ta Inga. Ketvirtasis gyvenimo ciklas buvo socialinė darbuotoja, kaip mano buvusi apsaugoto būsto prižiūrėtoja, prižiūrėtoja šita Asta tokia, buvo Asta. Blė. Žinai, čia žmonės vaikšto. Tai va, žinai, ketvirtoji buvo socialinė darbuotoja, kaip mano tokia prižiūrėtoja Asta iš socialinio būsto, ir mano buvusi šita klasės auklėtoja socialinio darbuotojo padėjo mokymo programai, tokia Gitana. Tai va, yra tokia daina yra tokia grupė Sixpence None the Richer. Tai tipo tokia jauna moteris, trumpai kirptais, raudonais plaukais dažytais. Tai čia yra tipo, ir aš, žodžiu, aš jau kai baigiau mokslus toj profesiniai mokyklai, po pusės metų ar po kiek važiavau 75 autobusu ir ten sėdėjo irgi moteris, labai smulkiai, labai panaši mano ta buvusią klasės auklėtoja Gitana, ir jinai irgi buvo taip pat apsikirpus ir tokia pati jos plaukų spalva. Tai va, pirmasis buvo dainininkas etatinis, kaip Roy Orbison, arba mano draugas Maksim. Antrasis buvo darbininkas, kuris gyvenimą baigė kaip mano šitas dėdulė iš Kremplių Popieriaus gatvės arba Vasaros gatvės darbuotojas Osvaldas, kuris visą gyvenimą dirbo rankų darbus, prižiūrėjo
prižiūrėjo požeminės trasas, ten žodžiu visur dirbo. Tada trečioji buvo kaip Inga, kuri buvo iki 40 ar 30, kuri buvo iki 36 metų nekalta mergaitė. Ta Inga buvo iki 36 metų nekalta mergaitė, žodžiu, ir baigė gyvenimą kaip mūsų religinė vadovė Albina. Tai va, tada ketvirtoji buvo socialinė darbuotoja, kaip mano šita Asta iš apsaugoto būsto, arba kaip klasės auklėtoja Gitana. Ir tada penktoji buvo Marilyn Monroe, kaip mano pažįstama Renata. Aš kai 2019 metais su ją susitikau, jinai buvo trumpais šviesiai dažytais plaukais. Ir tokioj dainoj Mačo Marilyn Monroe, taip ir parašyta. Tai toj dainoj Mačo Marilyn Monroe, ta Marilyn Monroe vaizduojama lygiai taip pat kaip Renata, kai aš su ją pirmą kartą susipažinau, kai aš su ją pirmą kartą susitikau. Lygiai taip pat kaip ta Renata vaizduojama ta Marilyn Monroe. Ir yra Pistonų, yra YouTube kanale Pistonų tokie epizodai, kurie yra Lenkų statybos prieš 500 000 metų. Tie Pistonų epizodai Lenkų statybos, žinai. Tai va ta pagrindinė veikėja tame Lenkų filme, Pistonų epizoduose, tame Lenkų filme, ta pagrindinė veikėja. Tai jinai buvo Marilyn Monroe jaunystė, supranti. Jinai buvo Marilyn Monroe jaunystė. Tai buvo Marilyn Monroe jaunystė. Pistonų filmas, Pistonų tie epizodai Lenkų statybos seriale. Tai buvo Marilyn Monroe jaunystė. Po to jinai buvo aktorė, jinai vaidino ir gyvenimą baigė kaip mano buvusi vokalo mokytoja Rita, kuri bažnyčioj buvo choro vadovė, grojo vargonais. Jinai buvo Marilyn Monroe mirė kaip choro vadovė, kuri grojo vargonais. Tokia Rita, mano buvusi vokalo mokytoja. Mane su ją supažino ta pati Marilyn Monroe, tai yra Renata. Renata ir jos mokytoja, tai buvo ta pati Marilyn Monroe. Tai va, Renata ir jos mokytoja, jinai baigė gyvenimą kaip vokalo mokytoja, choro vadovė ir skambintoja vargonais. Tai buvo Marilyn Monroe pabaiga. Ir tada, žinai, gimė 9 planeta prieš mus, kur buvo Valdas Benkunskas, Valdas Adamkus, Donaldas Trumpas, Remigijus Šimašius, Bilas Geitsas, Steve'as Jobsas, Bojan Sladžinai, Skirmantas Malinauskas buvo toj 9 planetoj. Tai va. Tada buvo, kas ten, Skirmantas Malinauskas, jo gyvenimo versija yra 9 planetoj prieš mus. Man jisai labai kelia didelį, aš labai mėgstu Skirmanto Malinausko laidas. Jeigu aš būnu susinervinęs arba man būna bloga, aš neklausau, ką jisai šneka, aš tiesiog susirandu jo įrašą, bet kokį, nuvedu pilies žymeklį ant to paveikslėlio. Pas mane didelis ekranas yra. Pas mane yra didelis ekranas. Man užtenka tiesiog nuvesti pilies žymeklį ant jo ekrano. Aš neklausau, ką jis šneka, aš jo vaizdo įrašo nežiūriu. Aš tiesiog žiūriu, kaip jisai kalba ir ką rašo subtitrai. Aš tiesiog nuvedu pilies žymeklį, man pradeda rodyti vaizdą. Aš tiesiog žiūriu, kaip jisai kalba ir ką rašo subtitrai. Aš neklausau jo balso, aš tiesiog skaitau žodžius, kuriuos jis šneka. Aš skaitau tekstą, kurie yra pagal dirbtinio intelekto atpažinimo funkciją. Aš skaitau subtitrus, kuriuose jis šneka, bet jo neklausau. Jeigu man būna labai bloga, tai aš pasileidžiu Skirmanto Malinausko šitą kaip podcastą, atsigulu ant sofos ir klausau, ką jis šneka iki kol užmiegu.
Ir dažniausiai aš būna, kad užmiegu klausydamas Skirmanto Malinausko laidų. Man jo laidos labai patinka, man labai patinka, kaip jisai kalba, bet tai nėra tiesiog kažkokie tai viešinimai, supranti. Jisai pateikia būtent pavyzdį, Skirmantas Malinauskas, jis pateikia pavyzdį ne tai, kad kažkoks žmogus va ten prisidirbo, kažką jis ten padarė, jis parodo tiesą, kokia Lietuvos yra valdžia. Lietuvą valdo mafija, nusikaltėliai, grupuotės, žudikai, Lietuvą valdo mafija. Esmė yra tai, kad Lietuvą valdo mafija ir tą norėjo parodyti Skirmantas Malinauskas savo laidose apie Švinių. Neprisimenu, koks jo vardas, bet tas Švinius, kuris buvo Lietuvos futbolo federacijos prezidentas ir jo užsakymų greičiausiai buvo nužudytas vienas futbolininkas, vakar žiūrėjau. Tai tiesiog jisai parodo, kokie žmonės yra Lietuvoj, būtent valdžioj, būtent kurie viliojo žmonės užsidirbti pinigus, apgavikai, sukčiai, aferistai ir kurie, žodžiu, tarnauja valstybės sistemai ir kenkia žmonėms arba tiesiog yra pavojingi ir jisai pristato Lietuvą tokią, kokia ji yra. Iš tos perspektyvos, kurios žmonės nėra matę. Tai va, 9 planeta buvo prezidentai, verslininkai, mokslininkai, politikai. 9 planeta buvo verslininkai, prezidentai, mokslininkai, politikai. Tada buvo 8 planeta. 8 planetoj buvo aktoriai, tai buvo kino filmų industrija. Bet įdomu tai, jog nuo 9 planetos pasidarė tokios, kad aš negalėčiau laisvai gyventi. Man buvo uždarytos durys laisvai gyventi. Įrodymas, kad uždarytos durys tai yra Kauno miestas. Kauno miestas tai yra uždarytos durys. Kauno miestas yra Lietuvos pabaigos sostinė. Ir Kauno miestas yra šūdas, ne sviestas, bet Kaunas ne miestas, supratot? Kaunas ne miestas, tai yra kaimas, blėt. Tai yra šūdas, nahu. Kaunas yra šūdas. Nes ten, blėt, visi namai yra, nahu, kaip trobos, blėt. Kaunas yra, nahu, kaimas vidury miesto. Tai va, kai atsirado Kaunas, kuom išsiskiria tos planetos nuo 10 ir kitų ankstesnių, kad yra pilna tokių miestų kaip Kaunas, supranti? Pilna tokių miestų kaip Kaunas. Kauno miestas tai reiškia, kad baigėsi gyvenimas. Tai yra tiesiog sodai, blėt. Tai yra sodai. Kauno miestas yra negyvenamas. Tai va, šūdas nesviestas, o Kaunas ne miestas. Ir kai atsirado Kauno miestas, baigėsi mano gyvenimai. Kaunas tai yra mirtis. Kaunas yra mirties sostinė. Kaunas yra pasaulio pabaigos sostinė. Kauną reikia nugriauti ir sulyginti su žeme. Tai va, Kaunas yra šūdas. Nevažiuokit gyventi Kauną, sunaikinkit Kauną ir pastatykit ten miestą. Pastatykit Kaune miestą. Tai va, kaip gimė tokie miestai kaip Kaunas, baigėsi gyvenimas. Kaunas yra įrodymas, kodėl aš negaliu gyventi. Tai yra Kaunas. Tai va, Kaune neįmanoma gyventi. Ir kai aš buvau bibliotekoje, atėjo moteris ir aš jai pasakiau, kad aš gyvenu bendrabutį. Sako, jūs labai džiaukitės, kad gyvenat ne Kaune. Jinai pradėjo verkt pasakodama, kaip jinai gyvena Kaune, supranti. Moteris verkdama pradėjo man pasakot, kaip jinai sunkiai gyvena Kaune. Kaip jūs galit, blėt, Moteris pradėjo pasakot, kaip jinai sunkiai gyvena Kaune. Ir sako, niekada nevažiuokit į Kauną gyventi. Niekada Kaune negyvenkit. Tai va, Kaunas šūdas, nesviestas, Kaunas ne miestas. Tai va, ir kai atsirado tokie miestai kaip Kaunas, baigėsi mano gyvenimai. Dėl to kaltas yra Kaunas. Dėl mano gyvenimo yra kaltas Kaunas. 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 Tai va, aš gimiau Kaune, bet niekada ten negyvensiu. Nes dėl mano gyvenimo kaltas Kaunas. Blogis yra Kaunas. Tai va, tokie miestai kaip Kaunas yra blogis. Tai va,
Nu ir tada gimė tos 9 planeta, tai buvo Kauno planeta, 8 planeta, tai buvo Kauno planeta ir tada buvo 7 planeta. Irgi Kauno planeta. Visi miestai buvo kaip Kaunas Lietuvoje. Tai buvo Kauno planetos. 10 planeta yra gyvenimo planeta, bet kitos planetos tai yra Kauno planetos. Kai pasirodė Kauno planetos, aš nebeturėjau kur gyventi. Tai yra Kauno planetos. Supranti, Kauno planetos. Tai va. Ir kai pasirodė tai 7 planeta, aš gyvenau tik tai Vilniui. Ir tarp jų yra toksai turinio kūrėjas. Nevadinkime influencerių nuomonės formuotojais. Influenceriai Lietuvoje iš tikrųjų yra turinio kūrėjai. Jie neformuoja jokios nuomonės. Blet, ko čia taip sutemo? Influenceriai neformuoja jokios nuomonės. Jie yra turinio kūrėjai. Influenceris turi žmonėms padėti suprasti, koks yra pasaulis, o ne kurti turinį ir reklamas. Jeigu influenceris kūrė reklamas, jis ne influenceris, jis yra turinio kūrėjas. Arba iš tikro parsidavėlis. Influenceriai, kurie kūrė tas reklamas, yra parsidavėliai. Kurie reklamuoja ir parduoda, yra parsidavėliai. Influenceris turi parodyti, koks yra pasaulis. Paaiškinti, koks yra pasaulis. O tie, kurie kūrė ir reklamuoja, yra parsidavėliai, ne influenceriai. Tai va, žinai. Šūdas nesviestas, bet Kaunas kaltas dėl mūsų šūdo. Tai va. Nu ir žinai, tada 7 planetoje buvo toksai Mantas, turinio kūrėjas, žinai. Mantas turinio kūrėjas. Tai jisai iš tikrųjų buvo labai depresuotas. Kai jis buvo pilnametis jaunystėj, kai jis buvo jaunas pilnametis jaunystėj, tai tada, žinai, tada jis buvo labai nusivylęs gyvenimu, tas Mantas, turinio kūrėjas. Nu, Bartuševičius, žinai. Mantas Bartuševičius buvo labai nusivylęs gyvenimu. Jisai labai sirgo, jam buvo labai sunku. Ir buvo toksai Andrius, jau vyresnė to Manto Bartuševičiaus versija, toks Andrius buvo su manim palatoj. Aš mačiau, kai prieš jį atnešė planšetę, jisai nieko, čia kažką rodys. Žinai, ir kai, žinai, jam atnešė planšetę, kai jisai buvo stebimoje palatoj, prie durų gulėjo. Tai buvo teismo posėdis dėl jo priverstinio gydymo, žinai. Buvo teismo posėdis dėl jo priverstinio gydymo. Ir jisai nusisuko, nusisuko į sieną ir visą valandą prasėdėjo. Jis tiesiog visą valandą prasėdėjo ir nekreipė dėmesio į tą vaizdo konferenciją planšetę. Jis visą valandą prasėdėjo ir baigėsi posėdis ir jisai neištarė nė žodžio. Ir kai jis atydavo į palatą, žinai, sakydavo, tai ką Deividai sako, kokį tu planuoji gyventi gyvenimą, žinai, sako, kokį tu planuoji gyventi gyvenimą, sako. Ir jis man pasakojo, kad jis žino, kad turi tokią kaimynę Mariną iš 1 aukšto, sako, tu turi tą kaimynę, žinai, sako, tai sako, kokią moterį vesi, žinai, sako, blet, moterį vest, blet, man moterį vest, tikrą moterį man, blet, vest. Supranti? Nahui man ta moteris. Niekada nesiženysiu už moters. Niekada. Blet, man moteris nereikalinga gyvenime. Dažnai sako, tai kokią tu moterį vesi, žinai, sako. Ir jisai klausė, sako, ar mane kažkas myli. Nu va, čia buvo antrą kartą, kai gulėjau. O pirmą kartą, kai gulėjau, tai va, Mantas Bartuševičius, o Mantas Bartoševičius, tai yra Mantas Bartuševičius pagyvenęs, kai jis nuėjo į valdžią ir jį nuteisė į kalėjimą. Išėjęs iš kalėjimo, jis susirado labai žemą moterį, negražią, bjaurę. Jis susirado labai žemą, negražią moterį, tas Mantas Bartuševičius, išėjęs iš kalėjimo. Ir turėjo vaiką. Jisai pradėjo kolekcionuoti muzikos diskus ir jisai buvo storas, negražus, pagyvenęs ir gyvenimą baigė kaip Vilniaus pogrindžio atstovas, toks zaraza, Paulius Bagdonas,
Ne, čia kažkoks kita. Nu, žodžiu, kažkoks ten zaraza toks apžėlęs, žilas, su barzda, ilgais plaukais, apžėlęs, žilas, su barzda, žinai, toks zaraza. Pas kurį eidavo jaunuoliai, jis jiems įrašinėdavo tas juostinės kasetės, žinai, jis jiems muziką įrašinėdavo, nu ir jis padvėsė, tas žodžiu, zaraza padvėsė. Jisai tiesiog padvėsė. Nes jisai jau buvo pagyvenęs, bet suprantate, aš būtent to Manto Bartuševičiaus, žinai, tie gyvenimo epizodai, pavyzdžiui, kaip tas Andrius, mano kaimynas, buvo labai panašus Mantą Bartuševičių, labai panašus. Bet jis tipo pasako porą žodžių, aš jo paklausiu, ką jis sakė, sako, tai nesvarbu, žinai, sako. Ir jis, pavyzdžiui, pasako per visą dieną 2-3 žodžius, žinai, sako. Tai ką sako, nėra vadai, žinai, sako, nėra vandens, tai pasako, nėra vadai, žinai. Ir jis kalba labai labai trumpai. Jis pasako 2-3 žodžius ir nutyla, žinai. 2-3 žodžiai ir jis nutyla. Jeigu jo paklausi, jis nieko nesako, jis sėdi ir tyli, žinai. Jis sėdi ir tyli. Tik tiek, kad tas mano draugas Andrius, mes buvome draugai. Mes labai gerai sutarėm. Mes buvome labai artimi draugai. Bet, žinai, tas Andrius buvo už mane maždaug galva aukštesnis ir labai labai stiprus. Jis buvo labai stiprus. Jis buvo toks, žinai, blet, pasi tokios rankos mėsingos, žinai. Pasi rankos tokios mėsingos. Ten galva didelė, žinai. Jis buvo labai labai stiprus. Tas Andrius. Tai va, žinai. Ir žinai, viso to esmė yra tokia, kad jis buvo jaunas, jam buvo 18 metų ir 19. Jisai, nu kaip pasakius, jis buvo labai depresuotas ir jis labai giliai buvo nusivylęs gyvenimu, žinai. Jis nenorėjo nieko valgyti, ten pas jį buvo valgymo sutrikimai kažkokie, jisai nieko daryti nenorėjo, jis visko bijojo, jis nenorėjo su niekom kalbėti. Ir aš mačiau Manto Bartuševičiaus jauną versiją, ir jisai, žinai, jis man atidavė visą šokolado plytelę. Aš sakau, gal turi jaunuolį. Aš mačiau, kad jis jaunas, sakau, jaunuolį, gal turi kažką valgyti. Ir jis paėmė, atidavė man visą šokolado plytelę. Įsivaizduokit, ant kiek žmogus turi būti nuskriaustas ir depresuotas, kad Mantas Bartuševičius 20 metų man atiduotų visą šokolado plytelę. Tada buvo toksai Andrius, žinai. Tai va, tai to Manto Bartuševičiaus jaunystėje jo vardas ir buvo Darius. Tai buvo Darius Mikulėnas. Tai buvo tikrasis Mantas Bartuševičius. Tai buvo Darius Mikulėnas ir jo vardas buvo Darius. Tai va. Ir jis toks buvo depresuotas, taip nieko nenorėjo daryti. Jis atsigavo tik tai po 40 metų, kai pateko į valdžią. Jau kai praėjo jie to filmavimą, visą kitą, jis atsigavo tik tai po 40 metų. Jis pradėjo gyventi tik po 40 metų. Iki 40 metų jis buvo psichinis ligonis. Tai va, žinai, tai va. Ir jis man pasakojo apie mano gyvenimą, sako, žinau, kokias turi kaimynę, sako, tas Andrius sako, žinau, koks tavo gyvenimas, sako, aš žinau, kur tu gyveni, žinau, kokios tavo kaimynės, sako, vesk tokią Mariną, sako, yra tokia daina Marina, žinai, mes su juo buvom labai geri draugai su tom Andrium. Bet jisai buvo tikroji Manto Bartuševičiaus versija, kuris nieko nenorėjo daryti, jis tiesiog ir sako, ar mane kažkas myli, ar aš kažkam rūpiu, ar aš su kažkuo susituoksiu, žinai. Tai čia buvo 7 planeta. Taip pat Amberti, Gintarė Urbonienė, žinai. Jos vardas buvo Diana Mikulėnaitė. Jinai buvo tokia kaip Domilė Janulytė. Tai čia buvo jos gyvenimo pradžia. Tada jinai tapo mama, Amberti, Gintarė Urbonienė, o mirė kaip tokia Gražina Ambraziuk. Jinai tapo stora, negraži ir labai bjauri. Ir jinai buvo panaši savo gyvenimo gale kaip Gintarės Urbonienės mama. Tai yra Gintarės Urbonienės mama, tai yra Gintarė Urbonienės senatvė. Tik žemesnė, smulkesnė, nu ir aišku natūralesnė. Tai va. Ten buvo Mantas Katleris, ten buvo Safuelis. Aš nežinau, kas ten buvo, bet 7 planeta manęs nedomina. Nu ir buvo 7 planetos. Ir va tokia Liamtana, Indrė.
kai aš mačiau Liam Tanos Indrės iš Twitterio šitą pagyvenusią gyvenimo versiją. Liam Tana tą Indrę, kai jinai paseno, jinai tapo tokia kaip Violeta, labai bjauri tokia moteris. Jinai labai graži ta Violeta. Bet jinai, ble, su savim šneka, jinai yra juodas psichinis ligonis. Ta Liam Tana Indrė, kai jinai išleido visus savo pinigus ir prarado visą savo darbą, kai jinai prarado savo darbą, išleido visus savo pinigus, niekur nebekeliavo, jinai bastėsi po Vilnių ir šaukė ant viso miesto. Tai ta Liam Tana Indrė, jinai Aistė Pilvelytė arba Liam Tana. Aistė Pilvelytė arba Liam Tana. Ir Liam Tana galimai buvo prieš pat 7-osios planetos mirtį. Kai jinai buvo ir Amerikoje, jinai visur buvo žodžių, bet kai jinai paseno prieš mirtį, jinai buvo juodas psichinis ligonis, šaukiant visų žmonių. Jinai šaukiant visų žmonių. Jai buvo žiauri paranoja. Jinai, blėt, kalbėjosi su dievais, žinai, ta Liam Tana Indrė arba Aistė Pilvelytė. Nu ir tada jau prasidėjo 6 planetos, kuriuose jau buvau dainininkas. Vienas iš pirmųjų dainininkų tai buvo Elliot James Ray arba Elvis Preslis. Vienas pirmųjų 6 planetų dainininkų tai buvo ne Roy Orbison, tai buvo Elvis Preslis. Galimai Elvis Preslis buvo vienas iš pirmųjų 6 planetų dainininkų. Ir atsiradus prieš mūsų 6 planetai, pirmąjį muzikos planetai, žinai, prieš mūsų atsiradus 6 planetai, pirmąjį muzikos planetai, aš tikrai nežinau, kas aš būsiu. 7 planeto aš tikrai nežinau, kas aš būsiu. Ir pirmose iš 6 planetų aš irgi nežinau, kas aš būsiu. Jūs suprantat, blėt, kai aš 2018 metais išsigandau savo tėvo ir pradėjau galvoti apie savižudybę, aš pradėjau rašyti žmonių saugos dėstytojų žinutės. Ir aš tada supratau, kad mano gyvenimo versija yra apdainuota Justino Bieberio dainoj Baby. Aš prisiminiau, kad aš pats esu atlikinėjęs tą dainą, 16 metų prisiminiau, kad aš atlikinėjau tą dainą, bet aš esu apdainuotas Justino Bieberio dainoj Baby. Tik tiek, kad jis mirė 2018 metais, nes pateko į viešumą ir išsigando valdžios, jis tikrųjų išsigando ne valdžios, su savo tėvo. Justinas Bieberis mirė todėl, kad jį sunaikino jo tėvas. Justinas Bieberis buvo Deividas Mikalajūnas, kurį privertė nusižudyti jo tėvas. Justiną Bieberį privertė nusižudyti jo tėvas. Tai buvo jo tėvas. Ir jis įsimylėjo tą dėstytoją 2018 metais. Ir tada aš supratau, kad aš turėčiau būti dainininkas, nes atradau daug kitų dainų. SoundCloud'e, daugiausia dainų tai buvo turbūt YouTube ir SoundCloud'e. SoundCloud'e ir YouTube atradau daug dainų. Ir galvojau, kad būsiu dainininkas, bet šiame gyvenime aš būsiu ne dainininkas. Tai va. Ir kai atsirado pirmosios iš tų 6 planetų, aš niekada nežinau, kas aš būsiu. Aš niekada nežinau, kas aš būsiu. Bet aš buvau įsimylėjęs tą dėstytoją visus kartus, kai gyvenau. Visus kartus, kai gyvenu. Tai va. Ir va tai yra Rusino planeta. Nes prieš atgimdamas prieš paskutiniam gyvenimo rato gyvenime, prieš paskutiniam, tai yra paskutinis gyvenimo rato gyvenimas, prieš paskutinis gyvenimo rato gyvenimas ir keli ankstesni gyvenimai, aš gyvenau su savo tėvais Vilniui ir buvau labai smulkių kaulų, aš buvau labai smulkaus sudėjimo. Ir aš kiekvieną kartą prieš paskutiniam gyvenime, nes prieš paskutiniam gyvenime tai yra Deividas Mikalajūnas, prieš paskutiniam gyvenime Deividas Mikalajūnas prisiminė, kad jis turėjo praeitų gyvenimų ir suprato, kad valdžia viską sumelavo. Prieš paskutiniam gyvenime Deividas Mikalajūnas nuvežtas į psichiatrinę ligoninę prisiminė savo praeitus gyvenimus. Bet jis nežinojo, kas jis toks bus. Jis niekada nežinojo, kas jis toks bus. Bet aš sužinau, kas aš toks būsiu 2018 metais, kai aš pradėjau rašyti žinutę žmonių saugos dėstytojai ir pamačiau, kad daina Justino Bieberio Baby atitiko tuometinę mano gyvenimo aplinką. Ta daina atitiko tuometinę mano gyvenimo aplinką. Justino Bieberio daina Baby. Tai va. Ir tada aš sužinojau, kas aš buvau ir sužinojau, kas aš būsiu.